kaip gyvatė, žinai, tokia skūra, bet ne pati gyvatė, bet skūra jos. Aplink mane apsisuku, žinai, tokia suplota kaip koks šalikas ir girdžiu, kai šnypščia, žinai, nepaleisiu aš tavęs, nepaleisiu, žinai, ir aš taip Mhm. paėmiau ją, nulupau, žinai, ir man truputėlį eina sąsaja ir kad su metų ta pabaiga. Va, ką tik norėjau sakyti. Ir eina kažkaip įdomiai sąsaja, aš dabar organizmą valausi, aš dar neina labai darau didelį detoksą. Ir su tuo antiparazito kažkokios pasąmonė eina, kad vyniojosi kažkaip, va, taip įdomiai susidubliavo. Wow, kaip fainai. Liuk, Tokia liuk. nulupau, tokia kaip grybą kokį, kaip oda tokia, žinai, kaip grybas koks padžiūvęs, o tokia, va, tai kai išlupau, žinai, ir sakau, viskas, aš einu, Paskutinis aš tau nieko pasispalinimas. Taip, neskolinga, žinai. teisingai. Taip. Jinai, Mano tipo, kūnas iš manęs darau. dar kažko kaip norėtų ta gyvatė. Ne. Jokių Norėtų norų. kaip kažkaip rodo kažkokią kaip olą ir taip pateik, dar tipo ne viską tu pamatei, žinai, to jo lojimą, žinai, bet aš sakau, aš jau pavargau, žinai, Mhm. šliaužiat po tavo tas olas. Geras. Jo, jo, stoviu kažkur žiūriu, taip, bet taip naktis, tokia kaip mėnulis kažkaip matau švyti ten danguje. Tas Aha. mano veidas toks sidabrinis, žinai. Tipo, Aha. netrukdyk man čia, žinai, skaityti informacijos, aš kažkaip ją vėju iš savo lauko. Nu, labai fainai. Gerai. O Toks tai kaip gerai. miestas garuoja, taip, žinai, toks jausmas kaip O tai tą atsidūriau čia miestą galvo, kaip čia gal matai? tam Mhm. mėnulį matau, tokią tvorą, žinok, aptvertą, toks kaip, žinai, Rooseveltas, ar kaip tas miestas, kur ten, ta, žinai, tos ateivius kviečia. Aš čia kažkur atsidūriau, žinok, naktis. Einu, šviesos sujungtos, žinok, matau iš prožektorių, žinai, naktiniai. Mhm. Garuoja, šlapia, taip tekšė man kojo šlapia. O Kažkas nusileido, man rodo, lėkštė kažkokia. gerai. Nevydimkas užsidėk. Kostiumą specialų. Kas čia per lėkštę? Žinai, per gyvatės metus išmokau šliaužiot kaip gyvatė, tai dabar galiu šliaužiot purve. Kas čia per nusileidė? Kodėl tavo Kažkokios pasąmonė pilkės, būtent? žinok, matau pilkiai, man rodo, kad pilkiai tos mandorlas, sakau, tas migdolų akis jaučiu. Mhm. O ko jie čia Komunikacija ieško? kažkokia Kodėl jie vyksta. čia? Mhm. Ką jie čia Kažkoks eina ruošia? pranešimas, sako, pranešimas, kažkokia kaip direktyva, kaip, žinai, sakytų, ką toliau daryti kažkaip eina. O su kuo čia susijęs, su metų pokyčiais, metų pasikeitimu ar su visom šitom stichijom, kas čia dabar vyksta? Vanduo, man rodo, potvinius. Vandens potvynis. Aha. Tai ką jie Kažkaip čia radau kviečia? mėnulį ir tą, kad po kojo man vanduo tekši, čia sako, tasai yra. Mhm. Tai susijęs su tom dabar, vat, kaip plauna Mediteranė, Sicilija, Jo, Sardinija, jie Kalabrija. kažkaip ruošia tokiam, kaip man, aš gruodžio mėnesį kažkaip kaip jungiamės, tai toks jausmas, kaip buvo toks biškė atostogos visiems, tambai toksai. Mhm. Nes nuo metų pradžios kažkas prasidės, man sakė, nu, iš tos virusinės pusės. Mhm. Ir tipo, nu, čia dar planas dar neįsirutuliojo, kaip pasakyti, tik tai tokie bandymai vyksta. Šiuo metu tie visokie tos katastrofos bus rimčiau, sako. O kas sukelia tas tokias bangas po 8 metrus ir daugiau, kaip čia dabar taip gali būti? Tokio stiprumo ir smarkumo, kokie aparatai, ką jie čia naudoja, tie pilkiai 301. Magnetai, man sako, kažkaip mėnulį yra kažkoks magnetas ir žemė kažkokia yra kaip aparatai. Jie apačioj matau kažkaip padeda ir jie kaip susispinduliuoja, kokios kaip bangos, jaučiu kaip, nu, kaip radijo Gerai, bangos koks tikslas kažkokios. dabar tų bangų, vat, pakelimų, tų stichijų, badarimų, tų vandenų liejimų ant tų krantų, vat, Sicilijos, Sardinijos, Kalabrijos, Ispanijos, Portugalijos? Kas čia dabar per tikslas jų 301? Chaosas, sako, sumalt viską chaosas. Mhm. Man kažkaip, žinai, kas yra, kažkas su tai žmonėm prie vandens, kas gyvena, man eina, kad toks laisvės jausmas man išlindo, žinai, iš krūtinės Mhm. yra.
Tarsi gal jie kažkaip bunda prie to vandens labai greitai. Greičiau. Ir jie nori, Baimę kad dabar nori sukelti. tie žmonės, kurie tą būdinimosi tokį, tą vaibą pradėjo labai stipriai vibruoti ant visos žemės, kad jie numuštų savo vibracijas eina ir kad užkrėstų visą tą pasąmonių bliūdą to Ta baimė. nekilimo, o to jo būtinai tą baimę, tą kažkokį bėgimą. Kad vanduo pavojus yra, kad vanduo, pavojus ir taip toliau. Jo kažkaip man sako, kad nekomunikuotų su vandens stichija, nes kažkaip labai tas vandenis nori, kad mes harmonizuotume vandens stichiją, kažkaip viduje rodo kūną vanduo. Ir, kaip sako, kaip eitume į meditaciją kažkokią, ne, ir su vandeniu. Ta vandenį reikia nuramini ir tada gali iš to kūno išeiti kažkur į eterį, ten kažkur kažką daryti, būtinai vandens stichiją sunormalizuoti, sako. Tada, kad susijungtum su savim, sako. O čia jie nori sujaukti. Sujaukti. Jie mato, kad mes kažkaip gal trečia ta dimensija buvo būtent tas vanduo labai stichija pažįsta, man sako, ypatingai pažįsta. Kažkaip integruota į mūsų kažkaip kaip pasąmonės kažkas konfliktas su vandens stichija, žinok, visuose žmonėse. Tai potviniai gal kai buvo tie pauštvindė. Tai jo, čia kažkaip kaip, tas ateina toks kaip imprintingas, tokia kaip trauma, man rodo, labai toks, kaip skendimo matau, tas baimė, tokia atrodo, pas visus yra. Ir jo, kažkaip sujaukė tą ryšį su vandeniu labai stipriai, visoje pasąmonėje tam bliūdė jaučiu toks, tai baimė vandeniui. Ir čia mes kažkaip pradėjom busti prie to vandens, kažkaip to kontakto, atrodo, vis labiau norisi ieškoti. Ir jie nori sujaukti vėl tą ryšį. Harmoniją. Mes per vandenį kažkaip sakom, mes galim iš jų išsilaisvinti kažkaip, iš jų tos programavimo kažkaip girdžiu. Per vandenį atsiprogramuoti mes galim per vandenį, man sako, nuo jų tos hipnozės leidžiamos mėnulinės. Tu matai, kaip? Jo. Tiesiog rodo, net vandens stiklinę, kai žinai, mes esam girdėję ne kartą. Tiesiog gali per vandens stiklinę save atsiprogramuoti, man rodo. Užkalbėti, taip. Jo, gali net prašyti vandens stiklinės parodyk man, kad ir kas čia darosi dabar, ne? Taip. Ir eina tokios kaip išgeri ir pradeda įti. Ir eina informacija. Kaip laidininkas, kaip antena kažkokia, jo. Nebūtinai save, kūną programuoti, bet ir gali užprogramuoti informaciją, kurią jis tau gali atnešti. Nes jisai apima labai nesvarbu, kad iš krano, bet jis vis tiek yra sujungtas su bendru to vandens stichija. Taip. Nes ir ten atėję yra būtent vandens ties stichijos, ties etres esencial. Jo, kažkaip vieną sistemą matau visur, kiekvienam lašelį yra. Taip, kiekvienas lašelis ir jisai kaip kokia, supranti, kaip virusas perduoda informaciją. Tokia kaip kristalai, matau, tokie taškiukai rodo, kaip, žinai, kokia cheminė, kokia lentelė, išsitraukius kristaliukai, toks kristalinis tinklas, man rodo, vanduo yra visur. Matai. O jie mums sujaukt nori, jie ir išgazdinti, nelaimę pridaryti, vanduo nunešė visas tas mašinas, nuplovė, namus nulaužė, uolas išvertė, tą padarė, žmonės paskandino. Tai žmonės pradeda, kaip pasakyti, su negerom tom tendencijom. Nori, kad nekestų, prakinkinėtų, sakytų, žodžiu. Taip. Tai čia vienu žodžiu darbuojasi, čia ne vien dėl vandenio eros, kad čia taip viskas keičiasi, o čia darbuojasi šitie mūsų pilkučiai, visi hebručiai ir mėnuliukai, mėnuliniai visi, ne? Jo, man atrodo, mėnulinius. O kas jiem davė šitą, vienu žodžiu, kas jiem užsakymą šitą davė, čia iš aukščiau kas nors 3-1, einam pažiūrėti. Nužvenuota oda lenda, drakonialai, aišku, bet čia, tai yra virš jų, matau, hierarchija ir tam dar aukščiau kažkokį juodą, matau, tą jau. Oda tokia šviesesnės, tokia tamsiai, matau, jau tos pyglius, jau ten drakonai. Ko jie čia taip
Rimsta dabar, kuo mes Jie jiem turi vėl užkliūvam. sukontroliuoti populiaciją, nu, Ai, kaip pasakysi, vis dėlto kontrolė čia populiacija. yra. Mhm. Irgi sakau, Indonezija taigi irgi senka, Indonezijos tenai visas tas kraštas po vandeniu lenda. Tai Nu. ir Albanija visą užpylė, viskas pliaupė į upės, pakilo visai valstybei pavojus. Prašom. Užpylė iki antrą aukštą namus. Aiktas savo. Taip. Jie kažkaip traukia, tos kaip padaro tos potvynius, o tos daugius taip kažkaip sugeba tą vandenį dar Tai tu tuo sakai magnetai, man rodo. Paskui kažkaip rodo, kai iškelia tą vandenį, man rodo, kad ir ore kažkaip prasideda tokios kaip konkurencijos. Ir tada jo kažkaip koncentracija to lietaus drėgmės kažkaip labai pradeda viršai kauptis ir vanduo tada krenta iš viršaus, jo irgi rodo tą. Jie tos debesis kažkaip matau dar patirština, dar padaugina, kažkaip tada tas vanduo labai ilgai krenta, nenustoja kristi. Kiek tada, žiūrėk, Sireniukė, pažiūrim, kiek tada drakai dar kišasi į mūsų, kaip pasakyti, civilizaciją, kiek dar drakai jie čia, kaip, kokį procentą užima drakai, būtent, kad jie dar vis reguliuoja mūsų likimus, kaip sakant, 301. Nu, jie tokia kaip kosmoso militarai, žinai, man rodo, kad tiek, kiek sako, Žemė militarai užima kontrolės, tiek ir tie drakai. Ir juokiasi. Nu, daug čia jie kontrolė jų kažkaip rankose, kaip militarai, kažkas virš jų ten, aišku, irgi valdo, bet... Na, taip sako, kaip dangui, taip ir Žemė, tie patys tas atspindysiu. Vienu žodžiu, visos tos stichijos. Bet kokius ten tos nuvažiavimus nuo normos, kaip čia jie sako. Aš jaučiu tą jų mąstymą, mes jam kaip kokie kaimeniai, žinai, tu turi tvartelį, kaip paršelių turi, ne, porą, ir šitos paršeliai kanopo mane duris daužo. Tai ką tu su paršelį darai, nenubaus, na. Taip. Jeigu labai daužysies, tai sako, dar ir papjausim, sako. Jo, tipo, kaip tu drįsti. Jam šaltai, tai jam čia normaliai. Kaip tu drįsti, tipo, mano, aš tėvį tą dažyti. Iš gardą nebandai išlysti. Tai kontrolė. Nu, čia yra kontrolė ir viskas kontrolė. O tai jie kontroliuoja, jie daro ir tas tetoninės plokštės, jie judina, čia padeda su kažkokiais aparatais, ar jie čia neįsivelia. Ar ugnikalnis irgi, ar čia visas stichijas jie bando kontroliuoti? Kas jų? Ne, kažkaip ten jie, man toks eina daugiau jausmas, kad jie sugeba pabloginti situaciją, kažkaip rodo, ten tos kaip plokštės juda, gal čia daugiau natūralūs, kaip žemės, toks kaip kvėpavimas, žinai, eina. O jie pablogina. Bet jie žino toj vietoj, kur ten eina kažkoks prasitrinimas, o net tų plokščių, jie gali ten pakišti kokią aparatą ir sukelt žemės drebėjimą, važiuoti, taip, žinai, stipriau. Taip. Jie pasinaudoja. Matau, kad jie pasinaudoja, jie turi kažkokias, matau, kad sistemas, kad jie labai puikiai identifikuoja, kurioje vietoje ten judėjimas vyksta, labai matosi gerai jiem ten. Jie pasinaudoja jo, jie tik tai, atrodo, tik ir laukia, kur kokį išsprogdina kokį. Ir viskas yra susijęs su kontrolė, su mūsų išgazdinimu, kad tipo čia, ojojoj, kaip čia blogai, dangus griūva, o ne, supratau. Jo, ir tada, kai tas įvyksta, man sako, dar daugiau mes galim kontrolės, daugiau įstatymų, daugiau ten tų visų, žinai, suvaržymų, ir jie tada, labai patenkinti būna. Nes mes duodam savo lydimą tokį, žinai, emocinį. Nu tai taip, faktas. Nu tai taip, prarandi savo turtą, nuplaukia mašinos, sulūžo namai, draudimas neveikia, sistema nepakelia, neišmoka, nu tai ir kančiose prasidėdi palapiniai gyventi, metus gyveni 2, kaip ir ta Akvilos ten tie, kur gyveno, žinai, kur žemės drebėjimai vyko, palapinės ir taip toliau. Tai čia visa ta sistema, jinai nepatvari ir jinai visa drebanti iš vidaus. Supratau, tai čia drakiukai, ar ne, komandas duoda. Jo, bet virš jų dar ten kažkas stovi. Dargi netgi virš drakų? Jo, tai čia jie tik tai militarai, nu.
Militariukai? Nu tai kas, nu tai Demiurgas savo planus čia kūrė, kas dar gali ten stovėti. Kažkokios dar civilizacijos, dar kokios gal. Nu, man Žvaigždžių tas karų. labai neša tos vėl tos Anunakiai, tokie stovi, bet taip toli, žinai, stovi. Mhm. Kaip žiūrėtų per kokius šviesmečius, kažkur toli labai toks jausmas, žinai. Taip prisišoviau, nu, ten už jų, aišku, ten stovi tas virusinis, tas jo, kaip tu sakai, Demiurgas AI, tas vadinamas. Taip. Kosminis tas, aha. Kosminė ta kontrolė irgi reprezentuoja kontrolę Demiurgas kosmoso. Tai čia vis tiek, bet čia vis tiek gerai, o tada tas yin-yang, tas visas, vat, ta visa, žinai, kaip čia pasakyti tau, ta harmonija ar balansas vis tiek turi būti tarp juodo ir balto, nu, ta prasme. Supranti? Nu, jisai čia man taip įdomiai tą informaciją rodo, man labai rezonuoja iš tikrųjų, nes sako, jūs esat veidrodis, tas pasąmonių bliūdas yra veidrodis ir kiekvienas jūs, man esate veidrodis, aš, žinai, sakau, ką tu turėjo menį ir sako, kažkaip vėl metai tą istoriją pačių pradžią, kaip absoliutas save susikūrė ir jam reikia atsvaros pamatyti save ir jis tada sukūrė tokį kaip veidrodį ir tas veidrodis ir yra tas Demiurgas ir sako, jis sako, kiekviename jumyse gyvena tas absoliutas ir tas vadinamas ta virusinė pusė ir kurią pusę atspindint tokį gaunat ir atsaką, žinai, jeigu tu esi tas tamsos, tas valdovas, žinai, tai tu tas juodas veidrodis, kuris atspindi tada šviesą atgal, ar tiksliau sugeria tą šviesą, kai, žinai, o jeigu esi absoliuto atstovas, tada gauni priešą prieš tą virusinę dalį, nes tu turi išmokti atstovėti save, čia kažkaip absoliutas, per tave tada reiškiasi, jisai tada, nu, žaidžia savo tom gabumais, galim kažkaip taip. Nu taip, kaip atstovėsi, kaip išsituksi, kaip išeisi iš padėties, ar pasiduosi, ar suklupsi, ar atsikelsi iš naujo ir vėl. Mažas veidrodėlis tam absoliutai tampi, žinai, bet kas sako, kas pasiduoda, be abejo pasidaro tie virusiniai, žinai, čia virusas yra pasidavimo. Taip, pasiduoda, nusileidžia, nusimina, čia ne man, čia aš nepasieksiu, aš nepadarysiu. Pradeda trūkti ir pasidarai virusinis. Tada, kaip pasidarai virusinis, gauni tos energijos, ne iš absoliuto, kažkaip iš tos viruso pusės gauni energijos. Aha. Tada vėl tarsi atgyji, sako, ir tada man turi tarnauti, nes išėjai tada iš nes ta energija, kaip sakot, kainuoja. Jums rašosi skola, jeigu iš manęs imat energiją, sako Demiurgas, ir juokiasi, nes visi skolingi jam. Paktų kontraktėlių. Jo, iki kaklo, sako, čia tų kontraktų pas mane, ilgai, sako, kapanosite, sako. Va. Aha. O čia kaip įdomi tematika, va čia taip ir vyksta, žinok, eik tu savo, geras. Labai čia fainai. Labai geras pavyzdys, kaip aiškinai. Nu, jo, tas visas ir vyksta ta kova tokia, kaip ir aš grįžau į žemę, žinai, ir su to požiūriu, kad esu veidrodis tam virusui, ar ne, ir nu vėl, aš nieko naujo nepasakysiu, savyje aš jaučiu, kad reikia generuoti labai stiprią energiją, tokia, žinai, kaip magas, kaip, nebūtinai magas, žinai, ta prasme, tokia kaip rodo, kaip elektrinė, žinai, kaip Teslos tas aparatas, įsivaizduoji, tu toks užsikūri, tas žaibai eina visas pusės ir tas veidrodis tau tada toks magnetinis pasidaro ir tokios energetikos žmogus, kuris turi tą išreikštą labai stiprų tokį ne, tada atstumia tą visą ir tą mėnulio spinduliavimą, matau, sugeba atstumti ir tavo plotą apsaugoti, matau kažkaip energetiškai tiesiog. Tenai, kuris tai yra ne vis nei audrų, nei tų liučių, nei tų ten tų ir taip toliau. Jo, sako, moteris, žinok, išgelbės pasaulį. Va, matai. Šiuo metu, šiuo periodu turime. Tai gerai, tas dabar sireniukė, tas, kaip mes prieš tai kalbėjom, tai dabar tas kolidorius susidėšiusių tų planetukų
į vieną vietą, vat, nuo sausio 22 dienos jos išsirikiavo ir ypatingai vat, Veneros poveikis į moterišką vat, tą galę, moteriškumą, Jo, atgimimą, man sustiprinimą. žinok, iš vis taip įdomiai čia taip suka tą filmą, kaip sakytų, nu, mėnulis ne visada čia buvo pas mus žemėje, bet man kažkaip sako, moteriška energija iškvietė mėnulio egzistavimą Mhm. ir moteris tą mėnulį sukontroliuos. Va. Jo, jos turi galią kažkaip, va, taip įdomiai, man rodo tuos šokius, žinai, senovinius, kai moteris eidavo į miškus šok nuogos prieš Mhm. mėnulį. Jos kažkaip kaip iškvietė, man rodo, kaip pasąmonėje gimsta ta mėnulio kažkokia tai kaip forma ir paskui jau jis visiškai Egzistencija. atsiranda. Mhm. Aha, kažkaip va taip įdomiai. Geras. Jo, ir tas vat, kažkaip vat, užgrobta ta mėnulio, ta kaip forma, tas sluoksnis ar ne, tų vat, Mhm. parazitų, sakykime. Mhm. Mhm. Ir moteris yra vat, suspaustas tas moteriškumas, jos kaip, nu, pačios įkalina, įsivaizduok, pati savyje įkalina į savo magiją pačią stipriausią. Taip, Suspaustas taip. ir atimta va, ta galia atmintis. Gali. Ir pati, vat, kol neišvyniosi to vat, rebuso, to saldainio savyje, to moteriškumo, tol net gausi tos galios. Nu, kaip fainai. Tai dabar tos planetos, kurios susidėlioja ir ta Venera yra tokia pagalba moterim ir dabar daug moterų Aš tiesiog skleidžiasi. matau net Venerą, tą gal kaip deivę, kaip tą planetą, kažkaip tokią deivę, matau, kaip ilgi plaukai taip siubuoja saulėje, Mhm. kažkaip taip, žinai, veidą lyg Mhm. nematau. Kaip sakytų, atėjo laikas Moterim dabar. budintis, jo, atėjo laikas keltis, sako moteris. Nu, šauniai. Sakau, daug Tokius tų kaip fėjų duoda net matau aplinkui. žaibus, vos neduoda į tokį, čia kažkur man į nosį, taip į viršų kažkaip duoda tokius žaibus, bet iš nugaros Mhm. pusės, bet nuo nosies jaučiu iš kitos pusės, žinai, kaip per Mhm. Mhm. galvą. Gal čia kur ta, nežinau, čia kaip Konkoražinė. konkurencinė Konkoražinė liauka liauka. ir eina jo į kitą pusę Būdina. kažkaip Taip, ant taip, taip. nosies. Taip, 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 taip. Ten tas tiltas, kur yra tas prožektorius, tas faktiškai, kur eina. Mhm. Nu, bet taip kažkaip įdomiai per pakaušį, bet taip ne per viršų, per va, kažkaip va, taip iški žemiau ir va, taip mes kažkaip gulim ant to šlapios žemės, jaučiu, tas pirštai sukišti kažkaip įdomiai rodo, kad mes kaip matom purvą, bet turėtume žiūrėti į vandenį tame purve ir taip mums kaip keistų tą koncentraciją dėmesio, ne purvas, vanduo, sako, O į vanduo. vandenį. Kur suteikti dėmesio? Jo, Aha, į kur vandenį. vanduo, ten jūsų galia, kur vanduo, moteris įkišus pirštą į vandenį, ten jam chana, sako. Va. Ten jam chana ir aš girdžiu, kaip jinai tą rėkia tam raganom, kelkitės ir naudokit vandens stichiją. Jam Mhm. supakuoti kažkaip. Ir tarsi kaip žinai, kas sako, kad buvo daromas kažkoks moteriškas ritualas ant žemės. Buvo atidarytas portalas, žinau. Ir Okay. per tą portalą kažkaip įsiveržė to, žinok, rasės, kažkaip rodo. O šitie parazitiniai visi, kurie Jo, užvaldo, ne? jo, ir man rodo, Patriarchato. kaip Mhm. jos kaip tokios kaip įėjusios į tą, žinai, transą, kai kalėjom per tas trečias akis ir taip kaip nusisuko, išlektelėjo į žemę ir va taip kaip numirė, žinau, toks Numušė. filmas. Kaip. Aha. Jo, ir tas rodo, kaip tas kūnas sušlektelėjo į apačią, tarsi nebejuda ir eina tos sielos į šonus. Aha. Ir ten jos matai, kadangi numirė, sako, tas portalas liko neuždarytas, nes jos darydavo tos ritualus, atidarydavo tą kažkokį kosminį portalą, ten kažką užprogramuodavo, žinai, ir tada uždarydavo. O kadangi jis liko Kas nukalė? įkaltas, jisai liko kaip koridorius, žinai, įeiti. Проходной двор. Mhm. Jo, ir būtent kažkaip per tą mėnulio, žinau, kažkaip tą vietą, kur mėnulis pakabinta. Eik tas. Ten skylė jo rodo energetinė.
Gerai. Ir Iki per tą skylę, šiandien kas dienos. dabar tie visi joduliai suvarė, suplaukė tie, ne? Ten, kai būtų, žinai, mūsų apsauginis žemės toks, kaip buvo gaubtas, ten toj vietoj yra skylė, kaip į duris įėjimą. Ok. Ir Bet toj jos vietoj va dabar kiauros dabar kabo pasidarė. mėnulis. Jo, kabo Mhm. mėnulis ir tas mėnulis magnetiškai, taip kaip tas duris, žinai, kaip magnetų būtų Taip, 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 taip. apsupęs, kad nieks neįeitų, žinai, tik tas, kas valdo tą mėnulį. Nu tai jie tik tai tie parazitai ir įeina. Nu. Jo, jie ten kažkaip kontroliuoja būtent tą įėjimą į žemę ir išėjimą iš jos, vat, per tą vietą grinai. Nu geras. Mhm. O tos raganos ir guli tam, matau kažkaip, kaip suakmenėjusios. Kaip kokie akmenai, žinau. Kaip Taip. koks Stonhendžas, žinai, akmenys Aha. aplink. Aha. Tokia uždėta mėnulinė, ta tokia kažkokia Ir magija. tada Matau kaip vadinasi, kokią nuo to, skraistę, žinai, tokia sidabrinė uždėta ant tų akmenų, tarsi va tokia va prispaustos ir jos ten niupsti. tai nuo to Laikytoja, sako, momento vartų. Mhm. taip ir gavosi, kad nuo to momento ta moteriška energija buvo užfrizinta, užblokuota ir įsivyravo tas visi vyrai, vienu žodžiu. Nu, Vyrai ten gale, labai po vyrai valdžia, vyrai truputį tas. ėjo Nu tas taip. pokytis, rodo toks, žinai, taip, kaip labai Mhm. kaip įsismelktų į kokį vandenį, žinai, kažkoks tai spalva kokia, ne. Mhm. Mhm. Tai po truputį kažkaip vis tą pasitikėjimą, kažkaip to moteriškumo vis Ir užvirusavo. keitė, jo užvirusavo, ten kažkaip integravo. Nu ir atėmė viską jau tada iš moterų. Jau valdyti, kažkur tai prisidėti, žodį pasakyti jau nebegalima, matai. Ir burkas uždėjo, ir skaras užmovė, ir... Jo, grinai atsuko iš nugaros ir rakėm pastatė tiesiog va taip. Va. Mhm. Žemė, sako, kai kokie šernai. Pfu. Dirbt, sako. Ir gaut, Mhm. tarnaut. Ir nežiūrėt jam į akis. Kažkaip, kai žiūri į akis, moteriška energija labai jos daužo, matau, tos pilgius ypatingai, matau, jie labai vengia mūsų žvilgsnio. Aha. Nu, aš taip atsistojau, atsisukau, sakau, dabar tai tau bus. Dabar Aš tokia, kokia paspiginsi. tokia plaukai įsitaršė, tokia ilgi. Įsitaršė tokiu rėkiu balsu, tokiu ne visai moterišku, kelkitės ragano. Kelt Ir už tą visas. vandenį kažkaip kaip uželektrinau. Ir tos vat, Tegu kur visos tam atsibunda, rate, prabunda. jos Mhm. taip kaip koks, žinai, kaip būtų sumedėjęs žmogus, taip, Aha. netraška, atrodo, kaulai kaip medis, taip, žinai. Tokios kaip iš senų kaulų, matau, kai virsta senukė, paskui iš senukės tokie jau jaunėja, žinai, o tokios kaip Atgauna prasitampo. savo energetiką ir tą visą. Mhm. Jos Pavidalą. nesupranta, kas atsitiko, Kas matau, įvyko? stovi visos nugarom į tą portalą atsisukusios, žinai, kaip būtų jom net nugaros kažkaip išplėštos energetiškai, kaip prisiūtos prie to, atrodo, bumbulo kažkokio tai energetinio, kur jos ten ištaškė, jos man kažkaip per nugarą. Mhm. Kas čia Informacinius burbuliukus duok, darosi, jos, parodyk man jom, kas sako, čia labai įvyko. daug, visos sparnuotos, žinau, būtybės, man sako, fėjos arba drugeliai, žinau, Va, visos su sparnais, va. jom tos sparnus ištaškis. A, Kas čia, naudovė. aš jom kažkaip taip, tą oro kažkaip stichijo jom kaip su kuo aplink reguliuoju, žinai, nes jos kaip Mhm. turi susijungti. Tas oras kažkaip ir mentalą, man atrodo, reprezentuoja, nes matau, tvarkau sparnus ir joms smegenys tvarkosi. Taip, 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 taip. tokius kaip kažkokią ragažę turiu ir turiu kažkokius gabaliukus, man atrodo, sąmonės, gal aš jas ten turiu bliūdą, jau Aha. taip kaip į trečią akį klapt, sudedat gal kristalus kažkokius, tai Mhm. jau tada akis užsižiebė, nes toks jausmas, kaip akis būtų kaip pasakla žmogų, baltas, Šluptos. Aha. išdegintos. Mhm. Kas čia darosi, ten kažkokie lyderiai yra, matau, tokia, žinai, vyresnė, kas čia darosi. Jinai dar nemato, bet aš taip kaip iš savo trečios akies ją į tą kristalą įdėtą, jau informaciją pradėjau siūsti. Mhm. Pažiūrėk, ir aš įrodau tą visą griūtį, žinai. Taip.
prasuku tą Kas filmą. čia darosi, Jau tai. jaučiu, kaip piktis kyla, gimdoje piktis kyla, įdomiai. Ugnis gimdoje pamačiau. Jos norėtų kažkaip smog, bet aš taip stop. Taip. Ir aš jom rodau pirštų vanduo. Mhm. Vanduo, naujas planas kažkaip. Taip. Ir nauja yra čia. Nes jos kažkaip orą labai valdo, vandenį kažkaip nesuprantu, ar mažiau valdė, ar jam ten netaip svarbu buvo tam portalui atidaryti vanduo. Dabar sakau su vandeniu, čia viskas surišta. Ir jom taip aplink kojas kyla tokia kaip vandens krateris, įsivaizduoju, taip kaip kyla vanduo. Aš jas noriu kaip panardinti po to vandenio, kad jas visas apjungti į vieną lauką. Okay. Kad nebūtų, žinai, kaip pasakyti, nes nelabai laiko ten dabar aiškiniau kiekvienai per mentalą. Taip. Ir vanduo perduoda visą informaciją. Jo, sakau, pasiduokit vandenį, aš jums vienu įpū perduosiu viską. Nu, dažno kažkokių raganų papildomai pasikviečiau, čia tos turbūt tam kolegės motinos tą klasterį pasikviečiau, kur čia aš su jie darbavausi neseniai. Ateina tokia, žinau, būriais tokiais, tokia kaip armija, žinau. Viso žemės raganų, žinau, ateina į tą vietą. Aš kaip kviečiu, ateikit, visus kaip kokio šmėklo, žinau, eina. Į tą portalą mes, tipo, atsisuk turėsim jį uždaryti. Teikit visos moteris. Ir tą vandenį virš galvų paleidau, žinai, kad vis tiek jūs tam kaip, toks jausmas, kaip visos mirusios, aš vis tiek sakau, jūs nekvepuojat, ko jūs pergyvena. Aha, nepaskėsit. Taip atsipalaiduokit, žinai. Nes taip įsigando, žinai, irgi to vandens. Taip sinchronizuoju tą jausmą, labai toks panika biškai kilo. Paleistas, tokius kaip paleidžia, kaip tos atėjusios visos juodai apsirengusios, žinai, kaip kokie apiplyšusiais tokiom suknelėm juodom. Kaip kokie vampyrai šitai, sakau, paleiskit tą savo suknelės, išsirenkit nuogai, tam ritualai turi būti nuogas. Aš irgi taip nusiplėšiau kažką, turėjau irgi užsidėjęs kažkokį kaip apsiaustą. Kažkaip sako, kai nuogas prie tavęs negali nieko prikabinti, man kažkaip eina tie juodi magai. Kažkaip lieka tik tai plaukai, bet plaukai yra antenos irgi. Prie plaukų kažkaip daugiausiai, sako, kabinastis tada. Bet jos tos kaip žino tas raganos apie tos plaukus, kažkaip sugeba mentaliai kažkaip valdyti tą visą apsaugą. Taip. Kokią generuokite savo energetinį tą batarėją viduje, žinai, kaip aš visos kaip nugesintos būtų. Išsitraukit visus, kaip aš juokavau, iš pažos turiu iš kitų vietų visas galės ir dabar, žinai, yra laikas. Susiakumuliuoti ir taip kažkaip kaip tas vandens kristalas, kai susikabinės yra tarp tų kristalėlių, tokiais kaip siūleliais, taip ir mes, žinok, susikabinam. Per tą kažkokią energetinį lauką, bet taip įdomu, kaip kristalai per vandenį, man atrodo, kūno vandenį irgi kažkaip tai. Į vieną tokį lauką, kaip aktyvuoji kristalą tokį bendrą. Net matau kažkaip iš viršaus tą struktūrą, tokie kažkokie koriukai, man čia tokie išlindo, tokie taip įdomiai, viskas taip išburbuliavo. Tas, kaip įdomiai, žinau, kur tas šakės, mes tokia kaip reprezentuojam viršui tokią masę, kaip makštis ir skylė. O tas mėnulis ir tas spindulys, tas magnetinis kaip valas. Įkirstas, vat, jo, į tą vietą, jo. Mes ištrauksim dabar tą valą, sako. Čia iš viso reprezentuoja tas valas kažkokį kosminį, vyrišką, kažkokią energetiką, net man parodė tas mėnulis. Iš to mėnulio ten dar eina tas spindulys toks kaip valas, toks labai ilgas, žinai. Man dėl to reikia labai daug jėgos išsigeneruoti, kad pasakytų, ne, žinai, toksai. Užtenka.
Nieko, Gaivinam nustumėm dabar, moterišką. taip labai sunkiai, kaip kokia, žinai, taip ištraukinėja po milimetrą, atrodo, kaip labai kažkas sunkaus, nes jos kaip, žinai, toks jausmas kaip atrofavosi į raumenis, net sunku judėti, žinai, sunku tą energiją išgeneruoti, bet taip, žinai, viena kitai pagelbėnt kažkaip taip išstumėm. Tokia kaip energija jaučiu, išstūmiau kaip į mėnulį, o dabar kaip prie mėnulio priėjau, tarsi yra kitas sluoksnis, tarsi jungiuosi prie kažkokio kito sluoksnio, kur yra, net nežinau kaip tau pasakyti, kaip yra moteriška energija kitam sluoksnį, bet jau ne per tas raganas aš jau jungiuosi. Aš atsidūriau virš žemės, kažkaip va taip paviršiaus, kažkas gaubtas, irgi reprezentuoja Gają, reprezentuoja moterišką energiją, bet čia kitaip, čia tokia daugiau va, ta deiviška ta energija. Taip. Gal pačios tos Gajos, ar ne? Jo, Gajos aš kažkaip ieškau tos moteriškos energijos ir ateina kažkaip iš dievų, man eina toks jausmas, ateina kažkokios deivės. Va. Čia pagelbėti. Liuks. Bet jos visai kitaip save reprezentuoja, tos raganos, jos tokios, ramios tokios. Tarsi kaip mums reikia pasitart, taip apsėda ratu, žinai, tą vietą, kur čia ta yra mėnulis. Portalas. Reikia pasitart, tarsi ką su tuo daryti, tuo vyrišką tą energiją. Nes, kaip pasakyti, jos išstumtai negalima, čia kaip ir virusinis tas yra, bet ją kažkaip per transformuotą išskaidyti, kažkaip, kažkaip rodo, nebūtų kaip tokia koncentruota. Man rodo, kaip iš seksualinio to akto virsta į protekciją vyrišką energiją. Nes čia kaip aktas prezentavo tas mėnulis, o čia kaip iš sekso į išnaudojimo aš jūs saugau, kažkoks toks kaip skūda, tokį išskaidė man visos žemės kaip skūda uždėjom. Ir tada tas mėnulis į tą skūdą atsimuša viskas, jis negali pramušti. Tu gali pagalvoti. Kaip pat regresavom, kas buvo anksčiau padaryti. Tas skūdas anksčiau taip ir buvo, sako, tik tai paskui sumalė viską. Kaip visą laiką. Jaučiu, kai žemės vyrai net taip atsiduso. Kažkaip, atrodo, jam taip sunku irgi buvo. Nuo to įtampa tokia kažkokia jaučia labai didelė. Labai fainai. Tai uždarėm dabar tą kolidorių, ne? Jo. Fainai. Dabar matau tas planetas, matau tą skylę kažkokią tokia kaip tas planetos vienam tam taške suėję. Ta skylė tokia kaip akis atrodo. Bet tokia plokščia, žinai, tokia plokštuma ir skylė kaip rainelė atrodo. Aš jūs matau, sako. O tai tų planetų dabar išsidėstymas, kaip jisai mus paveikia, tas visas koridorius per tuos ateinančius dabar tuos metus, kiek jisai čia bus ir kaip jisai paveikia mus įėjimą į tas kitas dimensijas, vienu žodžiu. Aš čia perkeltinė prasme sakau į kitas dimensijas, bet mes vis tiek turim lipti aukščiau. Mes negalim lipti žemyn į antrą dimensiją, mes turim vis tiek lipti aukščiau. Mes turim vis tiek developintis, kaip čia atsiverti, atsidaryti, save analizuoti, augti, kaip tos planetų išsidėstymas, kaip dabar mus paveikia ir kaip mums padeda pertransformuoti mūsų vidinius dalykus, ką dar turim užsislapstinę čia. Man rodo, ypatingai šitas, kur susijungia į vieną juostą, tai tokia gaunas didžiulis toks kaip energetinis, kaip spindulys, žinok, ir grinai. Iš anos hipnozės irgi tą pat pasakė, kaip energetinis spindulys. Kaip lazeris, vos ne, aš matau, žinok. Bet toks iš įvairių tokių energijų, kaip spalvotas, vos ne. Taip.
Nes jisai vienas Plutonas veikia vienaip, Marsas kitaip, Venera kitaip, Jupiteris kitaip, taip. Man žinok, visos tos planetos, kaip Taip. ateina, kaip sako, yra tos kaip ateina tie kažkokie Jos turi planetos, tą charakteristiką. jos kaip visos man kaip lazeriu, žinok, taip kažkaip prapjauna tą kažkokią tai dalį, kurie jau ten jos atsakingos, bet kadangi čia viename daug, tai gaunasi, kad didesnį plotą, kaip tas lazeris didesnis ir toks kaip degina, žinok, grinai degina mūsų pasąmonės, man taip kaip norisi kasytis savo momenėlį, žinok. Kažkas nerimsta, kažkas norisi kažko daugiau, žinai, toks nerimumas. Atsidarinėja, ne, vis tiek. Jo, momenėlis tiesiog atsidarinėja, taip. Liuks. Kažkokie, bet gali būti ir kažkokie tokie konfliktai prasidėti, kažkas tokio, žinai, toks nebūtinai čia, žinai, oi, kaip Deivė nušvisi, čia viskas aišku, ne, čia bus dar pasidraskymų, pasipurtimų vidinių, žinai, senų visų tų. Labai reiškia tą tokį, man netinka, kažkaip girdžiu, aš taip nenoriu, kodėl aš turiu čia daryti, taip kaip tu man sakai, tokia eina, tokia, žinai, kodėl tu čia taip man sakai, toks kodėl labai eina jaučiu. Tas, aišku, ta stagnacija jau labai jaučiu ant žemės, toks, žinai, noras, kad vidus, žinai, kaip būtų protas jau aktyviai bunda, o kūnas dar žiauriai stagnuotas ir toks labai didelis konfliktas yra vidinis toksai. Tai reikia užsiimti sporto, reikia sportuoti, reikia judėti. Jo, reikia daryti kažką iš jūsų veiklą, kažkokį užsiimti. Veiksmą. Ar ten kažkokį, nežinau, darbą kokį susigalvoti, naują ten daryti, papildomą, kažką tokio daryti, žinai. Rodo, kad labai alkoholizmas gali suaktyvėti, narkomanija, nes norisi tą balsą kažkaip užgesinti, nes jis erzina. Va, matai. Jo, man atrodo, alkoholikai labai ypatingai šiuo metu geria, man tai kažkaip sako. Skandina tą nesusitvarko, taip. O čia hormonai ten tie visi parazitai. Aš tai to žinai, kaip tos visus tos, ten tas rasės, aš juos grinai matau kaip organizmą ir kaip parazitai. Kirmėlės, ten tokie, žinai, grybai, tai grinai tokie jų energetika. Kolonijos tos, aha. Grinai jie tokie, iš tikrųjų, jie ten vaizduoja, kad jie labai galingi, bet jie realiai tai be mūsų yra niekas, suprant, jie numirtų. Taip. Išnyktų ir iš tikrųjų, reikia išimti dabar kažkaip jau prie pasąmonės būdų. Išimta dalyką, kad jie galingi, iš vis jie yra niekas. Supranti, jie yra galingi tol, kol tu leidi. Aš visur pripompavę, kad čia tokia pompastika, čia kažkokie angelai nusileido, ten su kažkokiais laivais, čia, žinai, mes visi tokie, žinai, kaimiečiai, visi nustėrė, žiūrėjom, žinai, išimta visą šitą tokį, kad jie kažkokie tai geresni už mus, jie iš vis niekas, sakau. Mes, sakau, esam dievai, o jie yra... parazitai, viskas, jie yra devalvacijai paskirti šiukšlės, kosminės. Taip, ir jie mūsų grėžia mūsų energiją gyvybinę, tai ką tom galim pasakyti, tai prašom. Nes visi kirmelėm apsikrėtę, sakau, laikas valytis, užteršti energiją. Taip, apsiknisamas. O tie kirmelės ir tie visi kūne mūsų būna tol, kol mes jam leidžiam būti, tai paprasčiausiai, oi, nemėgstu kartaus, oi, čia vaistažolės karčios, tai gerai. Tai, kad iš vis sako, kad aukšto dažnio vibracijų žmogus net, tom parazitais mažiau užsikrečia apskritai. Taip. Ir maistas, aišku, geresnis tam pas jos būna dažniausiai. Taip. Tai čia viskas į vieną sueina. Čia tiesiog jo, kaip tas veidrodis, vėl man sako, veidrodis. Esi šiukšlinas, pritrauki šiukšlės, esi švarus, atstumi tą, žinai, purvą visą. Bet aišku, jie atakuoja be abejo. Atakuoja, bet jau nebe ta, supranti, nebe ta jau komanda yra. Ir kaip pasakyti, yra daugiau gerųjų bakterijų viduje, kurios atlaiko tuos parazitėlius. Ir automatiškai išsivalymas vyksta kiekvieną dieną, jie išeina, jie neužsilaiko.
nes nėra tam Man kažkaip terpės. sako, matai, kaip žmogus paragauja to šviesos, tikros to, žinai, nedirbtinio, ten, ne tų new age'inių, ten tų. Taip. Ir kai paragauja jausmą, kad, pavyzdžiui, turi gerasias bakterijas ir to organizmas veikia ir tau ateina kažkoks užkratas, ne, tarkim, nepastebėjai, tu iš karto pajauti, iš karto imiesi priemonių, bet kai tu ištisai esi raugiamas, žinai, ir auginamas ten ir sudomas, tau jau normali ta būsena to blogumo, žinai, ir to ir energetinio, ir to fizinio. Labai Bet reikia paragauti jo ir viskas, jau tu ten visą savo energiją dėsi į tą, kad atsikratytų. Nu tai tas impulsas, supranti, tas supratimas, signalas, kad va kažkas ne taip, kai tu esi švaresnis jau šiek tiek ir tas signalas, kai kažką apsikrėtė ar apsinuodėjai, aš iš karto pagaunu, kad kažkas ne taip buvo, iš karto. Sakt ir visą sutvarkau šitą situaciją. Taip. O jeigu tu būtum pastoviai tenai prikirtęs, žinai, visko ir tenai leisgyvis, nu tai nesuprasi čia. Ar nuo to buvo blogai, ar nuo to, ar nuo čia, ar čia tu visai blogai jau jausiesi, supranti. Faktas šitaip labai teisingai. Lygiai tas pats su erdvėm, pavyzdžiui, eini ten, nežinau, kažkokį ten restoraną ar kokį koncertą. Jeigu tu esi ten labai stipriai apsikrėtęs, tau tie kiti žmonės apsikrėtę energetiškai, jie netrukdo. O kai pradedi valytis, tau jau ieškai vietų, kur mažiau žmonių. Vengi jau, taip. Grinai vemt verčia tos visokie parduotuvės, ten kur maistą apsipirkti, aš negaliu išeinu, man reikia atsigauti, žinau, paros beveik. Nu taip, tai čia ir yra tas eterinis, energetinis užkratas. Nu, tiesiog, įsivaizduok, atėjai, ėjai ir prilipo. Nu. Jo, ten tiesiog toks laukas. Nes ten neįėjai, supranti, visas išsidezinfikavus, tiesiog prilempai, nu taip veikia, taip. Teisingai. Taip. Aš kur daug žmonių yra, pavyzdžiui, arba ten lėktuvė, jeigu reikia skristi, ar dar kažkokioje daug vietoje, kur esi. Nu tai tikrai reikia gerai atsiprausti, kaip aš sakau. Gerai su druska pramirkti, su kokio Epsom druska pramirkti, gerai su eteriniais aliejais ir gerai pabūti ant vėjo išsigairinti. Supranti, kad tos stichijos pravažiuotų tą visą užkratą nuo žmonių. Nu, dėja, taip yra. Iš vis yra sudėtinga tema, nes ten yra ir užkratas, ir kai keiti tarp valstybių, agregorai keičiasi, ten tokias mėsmalę pereini. Taip, ten labai kietai. Sakau, lėktuvas tiesiog parodo, greitai kerta irgi per sveikatą. Taip, aš visada po skrydžių visada susirgu, kažkas man būna. Visada. Taip, teisingai. Toks mechanizmas jau dėsnis. Nu ką, labai šauniai, išlaisvinam tada raganėlės, tas visas moteriškas energijas, burbuliukus išdalinam irgi į tą pasąmonių bliūdą, kad kuo daugiau moterų būdintus, kuo daugiau fėjų būdintus, kuo daugiau skleistų grožį, talentą, gerus darbus, užsimtų, darytų, kurtų. Vienu žodžiu, kuo daugiau moterų ir į lyderystės ateitų, į prezidentus, į ministrus ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Bet neužgožiant vyriškos tos energijos, kad kiekvienas turėtų savo vietą pasaulyje, aišku. Čia reikia meilės širdį turėti, kad tai padaryti. Aš tą nulupau nuo pasąmonių bliūdų, tą parazito, tą galios, tą jausmą. Nulupau tiesiog į kokį grybą, žinok, atknojau tiesiog taip, su jėga. Tai įmečiau ten tas visas informaciją, tą Bohometas, ten, kur man sakė, kad nori moterų virusinių vėl. Taip. tą parodžiau, kad atsargiai. Negalima taip, alertas. Kur yra galios, prasideda ir virusas, žinai, va čia labai sudėtinga. Neperžengti jau čia, taip, ant brytlos čia jau, žinai, breunu. Jo, ten įsijungia vėl ten tos demoninės sistemas, ten tos, žinai, noras ten vadovauti, ten tokių, žinai, visokių, žinai, kaip galia, kaip suvaro žmogų, kaip pakeičia. Čia kaip ir moteris pajungia, kaip ir tokias dainininkės, artistės, Hollywoodo ir taip toliau. Tai kam jūs pajungia, kaip sakant, į tą apvalkalą, tą gražų apvalkalą moterišką, ar ne, tą energiją. Ją paskui valdo, ir per ją valdo mases, nu tai. Bet čia jau virusinis valdymas. Kažkaip moterų, žinok, atsakomybė valdyti parazitų pasaulį, žinok, man sako,
Nes aš Nu, kai da pamačiau gerai. tą demoną pasaulį, taip, kaip sakyčiau, visi pašluota, žinai, tėvai, į būdą. Ir kažkaip man sako, tai tie pilkite visi irgi, kaip sakyt, parazitai irgi jos į būdą. Bet kažkaip, vat, čia per moterį, žinok, ateina čia apsileidimas šitas. Nes man rodo, kad moters pareiga yra rūpintis ir vyrais, kad jie nepeitų parazitai, žinok. Nu, o tai Rodo ką darome? šeimą, rodo vat, sterilumą, tą Moteris rodo, žinok. valosi, Čia taip? yra moterų pareiga, žinok, imprintuotam vyrui, vat, kad valytis, kad čia valgyk, čia kažką vat, ir energetiškai Nu, valytis jos, čia jų yra iš vis darbas toksai. moterų. Taip, Taip, taip. apleistas tas darbas, sako, labai stipriai. Nu va, apleistas. Nes moteris, kad ir gerai dabar žiūrėk, gyvena pora, ar ne, gyvena pora, šeima ir taip toliau, dar ir jeigu vaikai yra, tai įsivaizduok, moteris valosi, darosi, čiūstinasi tuos visus parazitus, Nu tai jeigu tu gyveni su vyru santykiauji, nu tai ir tas vyras kelmas apaugęs, nu tai kaip tai yra, nu tai jau yra nelogiška iš principo. Jeigu tu save valaisi, tai ir vyrui, žiūrėk, išaiškink, suprask, va, žiūrėk, ir tu geriau jausies, daugiau energijos turėsi. Nes jeigu aš valausiu, tu mane vėl užkreti. Nu, faktiškai taip yra, nu. Nu tai taip, bet čia, Nebekalbu. aišku, fizinis kūnas, o čia toks paskutinis tas icebergo galiukas, bet ten ir energetiškai jį reikia juos varyti šeimos Tai narius. taip, Nes čia nu tai tavo va darbas reikia tiesiog yra. Aha. ir laurus padeginti, ir Jo, pavalyti, ir druskos vonę įvesti vyrą. Druskos įpilti, kodėl ta druska dabar? Nu, va, tai taip reikia ir viskas, nu, supranti. Tai va, grinai, va, ir eterinis tas valymas ir taip, moterų čia yra pareiga, kaip sakant. jo, sako, šluotai Taip. rankas. Vadinasi, vienu žodžiu, moteris, kaip sakant, tą parazitų pasaulyje neturi tvarkyti. Jo, čia rodo, kaip Tramdyt. užleista va, tas žemė, rodo vėl ten tie visi ateiviai, čia užleista visa ta energetinė erdvė. Tramdyt, ne? Nes moteris, nu, depresuoto, žinai, nuksuktos tas žvilgsnis į kitą pusę, į tą purvą, į tą netektis, tas skurdą, tą vadinamą. Ir jos apleidusios savo, nu, darbą, savo pareigas apleidusios. Viską apleido, iš save apleidusios, viskas, kaip moterių namuose nėra šiuo metu. O kodėl taip įvyko su moterim? Ką Čia ta, dėl kur to moteris užmanipuliavimo, čia to, nusodinimo, ne, nepasitikėjimo savim, ar ne? Vyrai užspaudė moteris, sit, tylėk, sėdėk, neburbėk, vaikų žiūri, prižiūrėk, namus išvalai, čia tavo atseit pareigos, ne? Sako, dabar moteris susigražina savo vidinę galę, tu pasakysi sit, tylė, nu tai tam vyrui gali dantis išbirėti vieno žvilgsnio. Ta prasme, jis to neturėtų sau leisti. O, geras, aha, ne, nu tai va. Šitoj vietoj apsileidom irgi. Apsileidom, ne, į vietą pastatyti gražiai, net vien su žvilgsniu akių. Galinga savo vien energetinę, va, tą, va, to, tokiu, apa, kad, nu, vyras ją turi automatiškai žvelgti, nu, gerb vien iš žvilgsnio. Jeigu tavęs vyras negerbia, tu neturi galios vidinės moteriškos. Nu, va. Moteris, rodo, net paklubdyt gali ant kelienių vyrą vien žiūrėdama žvilgsniu. Tai. Ir man rodo, kad senovai taip ir būdavo, tos senolės rodo, žinai, šitos, žinai, kur vadovaudo ten tos moteris išmintingų. Ateina, matau, kažkoks kariūnas, jos neturi nei ten kardų, nei peilių, nieko. Žvilgsniu, puf, nusmaukė, ant žemės klopus. Taip. Tai moterytės, kur dingo mūsų tos galios? Kur dingo galios? Kaip tas virusas mums čia nukirpo sparniukus? Nu, dabar žiūrit. Kur dabar moteris čia taip susivinioja, susiprasno. Bet supranti, dar yra, čia irgi yra tokia britva vėl, ant britvos. Jeigu per daug perlaužia ta moteris, tada jinai neteisyklingai vėl eina. Turi būti balansas, Taip, tada jinai turi per harmoniją, per širdies čakrą eiti, per, supranti, meilę į tą moteriškumą, o ne per tą ego, o dabar aš čia būsiu bosė, valdovė ir taip to. Vėl čia neteisingai. Mes ne apie tai kalbam. Čia virusas žaidžia per tą vietą, jis žino tą silpnybę, tiek vyram atsitinka, tiek ir moterim, žinai, man rodo, kad tie patriarchatai ir matriarchatai išsigimsta būtent per šitą vietą. Per daug atsiranda, nėra balanso. Taip.
Nu, visą per laiką daug viskas valdingos, atsitinka per kaip daug balansas. vyriškas pasidaro, taip pasidaro, ten tie vyrai faktiškai rodo, kaip, nu, kaip tampa, tarsi mums jau jūsų nebereikia, kaip kokios Amazonės, įsivaizduoji. Ten pasidaugina tik tai sėklai ir tipo jos nugalabė, vat, iki tokio lygio, žinai, sakau, nekartojam Šitų, tų, va, žinai, klaidų, kurios jau ten ir praeitos ne virusinių. kartą, žinai, tiek ir vyrai, aišku, turi, sakau, praėjom, mes visą ten, rodo daug tų ciklų yra buvę vyrai, moteris. Nu, labai fainai. Bet sako, kad atsigautų tas va, moteriškumas, jam turi leis kažkaip susistiprėti, vis tiek kažkaip va, toks yra va, kelias sveikas, bet va, kažkurioje vietoje turi būti, nežinau, kaip čia padaryti, tiesiog turi būti įeita vyriškai, moteriška energija, kaip tas yang, supranti, suktis turi harmoningai, neužgrobent tų erdvių savo tų pareigų, sakykime. Taip. Ne. Supranti, ir tas išnaudojimas visas, dabar vyrai tik tai galvoja, kad moteris atseit tik tai daiktinė, jai tik tai, žinai, reikia čia sumačkos kažkokios, jai čia reikia rankinės naujos, jai to reikia, jai to čia skudurinė lėlytė, žinai, jie tik tai taip į mus žiūri atseit. Čia mane numelžti, vat, kad tokių irgi pamastymų nebūtų. Moteris gali pasirūpinti pati savim, supranti, bet tas, vat, davimas už tą energiją, ką moteris iš tikrųjų duoda šeimai, ką moteris duoda namų tai priežiūrai, vyrui savo ir taip toliau, tai faktiškai ta sumka iš viso nieko verta yra, faktiškai, ar ne? Bet supranti, bet įkalta irgi pas vyrus, va tas iš virusinės pusės. Va, bobas yra, tai mus čia nuogus nurengia. Nu, taip nėra. Nu. Jo, ten, bet jam įkalta, matai, čia kažkaip irgi per... rodo, čia, žinok, pirštas įkištas, tų kapišoninį labai lenda, žinok, įkišta ten kažkokios kultus, tokius vyriškus įkišta, kad čia bobas veikia, žinai, taip, nu, dvasinkos, ne. Čia grinai irgi, grinai proto veikla, magija kažkokiam ploto. Jos dar gražesnės pasidarys, ta prasme. Aš matau, kad jeigu moteris neturi to aukos, to sindromo, kurios mums irgi čia visom įsteigtas per tas traumas, jos vienu, žinok, įpu, žinok, gali duoti vyrui energetiškai sėkmę ir vienu įpu nuplėšti, kaip kokį, žinok, drabužius išplėši ir paleidai, kaip kokį ubagą, žinok. Nu, va. Tiesiog tas nužiūrėjimas yra tiek stiprus, kad jam ten gali net atgimti per kokias 7 kartas, jisai bus vis dar vargšas, supranti, jeigu papuola ne tos ragano, žinok. Ir sako, yra tokių vyrų, kurie turtingi, būtent turi ten tų, nu, disbalansą, tą energetinį kažkokį prieš moteris, o ne nusikaltimai, sakykime, papuolant kokios raganos, tai nebūtinai gali būti žmona, tai gali būti meilužė. Taip. Ir viskas sugriūna į šipulius. Neįmanoma tos magijos, tada atrodo nuplėšta, ant tiek jinai yra stipri, tokia ateina kaip, nu, jinai reprezentuoja kažkokį kosminį teisingumą, supranti, nusileidžia tokia kaip giltinė, žinok, viską išpjauna. Visą sėkmę, visą derlių ir tipo kapanokis. Negalim juokauti su moterim irgi. Ne, kol nesupras, kurioje vietoje padarė liapsusą, tol jam neatsistos, kažkaip rodo rugiai, žinai, tol jam rugiai neaubė. Nesugrįž. Neatsako per potenciją, ką tas sėkmės atėmimas. Va. Net toj vietoje, jis pradeda. Nu, labai čia fainai. Ne, iš viso mes esam tokie stebuklingai, aš nežinau, tokios stebuklingos būtybės ir tas vyras, ir ta moteris, ar ne? Ir ta jų jungtis, jeigu yra teisiklinga, neišpigimusi, nevirusinė, tai čia tokios bombos gali, suprantate, tokia explosion gali būti, taip pasaulis gali pasikeisti, vienu mygu, suprantate, vienu tą akimirką. Nu. Nu, ta viena pora teisinga gali tikrai sukurti imperiją kažkokią, gali sukurti, prašom. Nesakau religiją, nežinai, kaip keiksmažodis tampa, bet vos ne kažkokį judėjimą gali sukurti du žmonės, vyras ir moteris veikiantis teisingai. Teisinglingai, taip. Ir kas dabar iškreipė tą vyro, mes jau kiek kartų analizavom per hipnozės, dar kartą pažiūrim, kas dar iškreipė mūsų tą santykį vyro ir moters 3:1. Visus tos faktorius į priekį. Daug labai elementų rodo iš vis tas, kaip
ištisai skiriama mūsų ta energetikų ta sąjunga teisinga. Labai rodo tą, pirmą čakrą, tą pilvinį, tą programaciją labai rodo. Nuo mažumės rodo, kad mus programuoja būti, tokiais konsumatoriais, net ir energetiškai, seksualiai. Tas rodo labai ten kažkaip nuo tos vietos, kai pradeda, ten tarsi tas dėmesys jau nebekyla į viršų, nėra tų kitų tikslų, pavyzdžiui, ką aš galėčiau kitko paimti iš moters arba iš vyro, apart to pasitenkinimo. Ne? Labai daug žmonių Ką galėčiau išmokti? nemato daugiau negu tai, aš matau, didžiulis procentas iš viso. Jie net nematė, pavyzdžio, nerodė jam nei tėvai, nei seneliai, viskas ant tos vietos sukasi. Ir kai sukasi ant šitos žemos tokios apatinės čakros, prasideda visokie pykčiai, keiksmai, visokie apiplėšinėjimai, ten moteris apknisinėja vyrus, žinai, ant pinigų, ten jie kažkaip savaip apknisinėja, jas, žinai, toks gaunasi bizabrazija. Iki širdies labai mažai kam daina ta energetika. Iki širdies energijos vaiktas sąnau. O apie mentalą tai iš vis vienetai sako, kad susijungtum vyras ir moteris per mentalinę tą, per trečią čakrą, ten ne trečią, tą akį. Tai ten iš vis kosmosas, sako. Ten iš kažkaip pasaulyje pradedi kurt kažkokias erdves, kai susijungi. O čia degradėlis. Projektuoji, kaip koks Dzeusas, projektuoji kažkokius tai pasaulius. Ateinančiom kartom, sako, daug į priekį. Tai tu įsivaizduoji. Ten tokia kaip sėkla. Tai vadinasi, čia yra pavojus, supranti? Taip. Dėl tos priežasties ir agregorų priešingų vienas kitam, daugybė įsitikinimų, judėjimų, visokių ten kažkokių tokių. Tai visų tų, žinai, visų tų dabar tų varkštinių spalvotų ir taip toliau, tu esi moteris, pasidaryk vyrų, tu išsioperuok, tu tie visi judėjimai, čiagi siaubas. Iškrypimas, čia tiesiog, lyga. Sužalotas tos balansas, nes kiekvienas mes ir savie turim tą vyrų ir moters tą dalį irgi, žinai, kaip veidrodis vienas kitam. Ir labai daug žmonių yra irgi susipriešinusios tos dalys, vienas su kitu kovoja viduje. Nepriema, taip. Tai operacija irgi neišspręs. Tai tu įsivaizduok, koks pavojus yra, kai vyro pradmuo ir moters pradmuo susijungia per trečią akį. Tai čia būtų seniai iš tos žemės, jau nebe žemė bus, aš nebežinau, koks rojus. Kažkoks jausmas tikrai, kaip tu sakai, gal net ir portalas, daro išėjimą. Tiesiog ten, man rodo, man iš karto rodo įėjimas tėvų pasaulį, aš žinau, toks tiesioginis čanelingas prasideda. Ten, išsakau, kosmosas kažkoks. Bet tai, brali, kito lygio, čia beveik nieks nedašliaužia. Kaip sakant, nedašliaužia. Arba ten kažką padaro, kad jau kaip pamato, kad jau... Tai ant tiek kamščių uždėta, tai įsivaizduok, ant tiek barjerų, ant tiek limitų uždėta, kad taip negebėtų atrasti moteris arba vyras tokio partnerio, kur daitų iki trečios akies, įsivaizduoji. Ne šansų. Man rodo, kad net iš gyvenimo patraukia, žinok, jeigu pamato. Avarijas rodo, kad ir užmuša vieną iš partnerių. Viskas aišku. O kažkaip taip smarkiai į šitą planą įsikišo dabar, pažiūrėkit į šitą planą, moters ir vyro sąjunga 3:1. Kažkas labai smarkiai nagus prikišo. Rodo, žinok, išlindo kažkokia deivė, kaip Egipto, tokia kaip sfinksas, žinok, moters galva. Sfinkso kūnas, kaip imperatorė kažkokia sėdė. Ko jums čia taip subjūrus? Kas čia atsitiko? Kokia čia magija panaudoja? Ką čia, egiptietiška magija? Aš kažkaip papuoliau į smėlynus kažkokius, liktai senovė kažkokioje žemės. Ir kas atsitiko? Rodo kažkokia moteris, motina faraono rodo. Motina faraono. Kokia išmintinga ragana.
Ir man rodo tą sūnų, tą toksai aukštas, labai aukšto ūgio, matau didžiulis toksai milžinas. Ir sako, aš nesukontroliuoju savo tautos, kažkaip eina jausmas, duok man patarimą. Ir jinai kažkaip apie tą sako moters ir vyro energiją, jinai kažkaip jiems sako, kol jie vergai stiprus ryšyje su tarp vyro ir moters, jie eina kaip vienas kumštis, supranti. Jeigu tu juos išskirsi, rodo kažkaip nuo to sprendimo pradėjo vyrus, kažkaip stovyklos vyrų kažkokios atsirado moteris atskirai, kad darbo kažkokios stovyklos rodo atskirai. Tipo kažkokią nesąmonę pasakė, kad moteris ten silpnesnė, ten gal kažkokius kitus darbus, žinai, va tokia va nesąmonė. Tai rodo, kad susitinka tik vakare pavargę. Sako, kuo daugiau, kuo sunkiau, man rodo, apsunkink jiem vedybas, apsunkink jiem poravimąsi. Atskirk, padaryk kolektyvą, čia tos kolektyvus pradėjo daryti vyriškus, kur susirenka vyrai ir bendrauja, tipo, apie vyriškumą, apie iki dabar yra, Turkijai, pažiūrėk, vien vyrai sėdi kaviniai. Marokė vien vyrai sėdi. Nu, tie visi musulmonai. Nu. Va. Jo, rodo tą kažkokią bobą, ta boba paskui kažkaip kaip pavirto tokiu kaip sfinksų, nežinau, akmeninį toks jausmas, kad kažkur vis dar ten, kaip jis akmenėjus įstatyta žemė stovi. Kaip kokia pelėda, kaip stebėtų, žinai, toks jausmas. Tai gerai, tai jisai taip ir įvedė tą sistemą tada, ar ne? Kažkokia kaip religija, kažkokia jo, nu kažkoks judėjimas religija. Išskirta, ne? Čia gal kažkaip kaip pradžia religijos kažkoks toks jausmas, žinai, na, toks judėjimo pradžia, tu, žinai, religinio. Nežinau, kad nunakių kraują turi ta moteris, aš jaučiu, nunakė, man sako, žinai, vis prašom. Kažkokia kaip palikonė, žinai, žemė. Ai, tai jinai vienu žodžiu savo sūnui patarimą davė, kad kaip suvaldyti, sukontroliuoti, sukontroliuoti. Vargūras. Jie negali būti darnoj, jie negali būti harmonijai, meilė ir va tuose aukštuosiuose, taip. Nes kažkaip sako, kuo daugiau vyrai būna tarp vyrų, vat, kaip sakykime, kokios kariuomenės, žinai, kuo ilgiau laiko skirti nuo moterų, tuo daugiau iliuzijų kažkaip apie moteris eina. Va. Tuo daugiau melo galima apie jas, nes kažkaip, kai tu negali patikrinti, žinai, tą pačią dieną ateini patikrini, kažkaip įsiskaido tos miglos, o kai ilgą laiką toks užsideda sluoksnis, jo, išsisuka sluoksnis, toks kaip torto, žinai, sluoksnis, susideda į nepramušą to kiaukutą po to. Jis jau per akis mato, jau mato, kai filtras kažkoks uždėtas, viskas, jos ten kažkokios gudruolės, čia, žinai, lyzinasi apie mane, kažko nori, žinai, toks, nežinau, jos čia mane aiškios. Moterų irgi kolektyvė lygiai tas pats, bet ten tokios kaip įveda į tas kolektyvus, tipo kaip pravatnikai, kaip čia vadinasi, viršininkai. Pradeda ten manipuliuoti patruputį. Aha, vedliai. Moteris irgi kompanija matutina, moteris kažkokia. Kad kažkaip jaučiu, kad pas moteris buvo didelis ilgesys, su tais vyrais dažniau susitik, toks kaip buvo kaip pasipriešinimas tam atskirimui, moteris ilgiau priešinosi šitai sistemai negu vyrai. Ir pradėjo joms įpiršinėti, ką jūs galvojate, čia tie vyrai tokie aukseliai, žinai, žiūrėkite, be jūsų puikiausiai gyvena, žinai, ir ta kažkaip tokį piktumą įmetė. Tie vyrai, kuo labiau moteris pyko, kad retai matosi, tuo jie ilgiau negrįždavo, rodo. Tu nesupranti mūsų tikslų, mes čia statom pasaulį. Nes kažkaip sako, kad mes statėm pasaulį, jiems ten kažkaip įpiršo, kad jie čia kažkokį labai daro, stiprų kažkokį labai svarbų darbą. Iš tikrųjų ten statė, ten dėjom, žinai, nunakėm visą tą civilizaciją. Ot gerai, sapmulkino, ne? Jo, susuko, jo, čia fantazija tokia gera.
Bet tu matai, ta fantazija iki šiandien galioja, o tai įdomi, ne, per kiek laikmečių praėjo. Sakau, dar šiandien dieną gali pamatyti Turkijoje vien vyrai sėdi, vien kavinė. Aš vieną dieną įsiroviau, nes nežinojau, nesupratau, kas čia vyksta, žiūri visi kaip būliai. Išbėgau iš karto, ką ten man būti. Man sako, visos žemės religijos žaloja vyrišką moterišką energijų sąjungą. Visos. Budizmai, Va. visos. Siaubas, Nėra ne? ne vienos, nes visos turi vieną pradą. Aha. Šitą. Šitą, va, kurį dabar išanalizavai, Jo, ne, su tas šitą. Sfinksą. Ir siniškai. Jie ten gal tas buvo kažkokie judėjimai ir švarūs, žinai, prasidėjo, bet jie, vat, kaip ir tą Kristaus mokymą. Užmanipuliuoja, suvaro. Ten seksas kažkoks gyvulinis gerai, tas meilės kažkoks blogai, limituotam vaikų, ten tą gimimą limituotam. Žodžiu, nesimėgaut meilę. Taip. Geriau ten išdavinėjo žmoną, žinai, taip toliau. Bet pasaka be pabaigos, o ne, iki dabar. Nu, mes Atrodo buvom taip, irgi vienai, irgi geri, taip, žinai ką. atrodo taip, vat, aišku viskas, ar ne? Taip, vat, konkrečiai aišku ir vis tiek dar žmonės nemato, ir vis tiek dar tiek daug vyrų miegančių nesupranta, ir vis tiek dar yra tas negerbimas, nepagarba moters. Ir vis tiek ta moteris kaip sklavė ir kaip kokia namų šeimininkė tik tai yra parodyta, nupiešta ir padaryta. Nekalbu apie tas kitas civilizacijas, kur dar burkos užmautos ar tenai, kur tos visos vaginos užsiūtos, žinai, klitoriai visi tie. Čia aš jau iš viso nebekalbu, bet dar iki šiandien dienos tokia yra. Nu, Jo, nes vyram kažkaip įdėta moterim nepasitikėti. Aš jaučiu, kad čia eina iš senovės, tas tai nepasitikėti. traukiam tą šaknį, traukiam. Jo, nes moterų tas kaip ir ta tokia kaip atsakomybė vyrą kažkaip kaip įtikint, žinai, kažkokias tas naują informaciją atnešti, ne iš to eterio. Ir jos tokios, kaip jom turiu, kaip kokią, kaip pasaka kokią seka, žinai, atsisėda vakarį ir čia ta. O kadangi, kai jam įkišo, kad jų nepasitikėkis, jos jumis manipuliuoja, jie viską, ką sako, filtras jo, nesąmonė išnekėjo, aš čia to negaliu palies, pačiupinė, žodžiu, prasidėjo šitas. Taip. Ir jos rodo, kad nusivylė moteris, nes jos jaučiasi iš vis nereikalingos, nes jos negali perduoti savo misijos esminės. Iškart senka moterišką energiją, jaučiu, iškart gimdyti nenori, vaikų jaučiu, nenori produkuotis, iš vis nenori tada. Žiauriai, čia žiauriai. Nu ką tada, meluoji, kviečiam moteris, kviečiam vyrus, vyram traukiam tos filtrus, moterim keliam tą visą pasitikėjimą, moteriškumą, užsikuria gimdas, prisimena savo, ką reikia daryti, prisimena savo tą, kaip sakant, misiją. Aš žinau, kai einu prie tos raganos, prie tos Sfinkso, kažkur kalne, aš jau ten tų vyrų net nemačiau. Nugaros pakasėtai. Iš karto tokia kaip tvora, man atrodo tvora, žinai, ta vyrų moterų praskirta ir aš tos tvoros viršum barauga kokią kinų sieną tiesiai pas tą raganą į olą. Jinai akmeninė, aš jau sudaužiau tą akmenį, nes jinai kaip vidu įkalinta, žinai, ir tokia, matau, iškilo tokia mėlsa, tokia kažkokia sielos, gal kažkokia pasąmonės dalis. Magijos pilna. Nu tai kaip tau ne? Magijos, nes čiška, žinai, kaip kokių fėjų dulkė, čia tokios pažiūro. Sakau, baigėsi tavo prižiūrėjimai. Atsuk tą magiją atgal. Nuimk magiją šiai, sakau, kažkaip, bet jinai kaip įdomiai, taip reprezentuojai rodo, kad tam gal ateina iš tų Anunnaki pasaulio, bet ne kaip žmogus atrodo, kaip sakau, kažkoks liūtas su sparnais, kažkoks toks kūnas ir galva kaip žmogų. Nebereikalas šitas Sfinksas, aha. Jo, būtybė tokia. Jinai šiaip žemėje buvo kaip žmogus, ta prasme, kojas turi viską. Taip. O ten kaip tas, su letenom tom keistas toks padaras. Kažkoks, aha. Aš į to liūtų už pačią karpo, žinok, sučiupau ir dabar, sakau, viską atnuliuoju. Jinai nenori. Nes jos kažkaip rodo, viena akis žiūri į vyrą pusę, o kita į tą moterį rodo. Per tą pusę matau žydrai, o per kitą rūžavai. Nu šakas.
Ir nosis, o vėl ta nosis kažkaip lenda šiandien, kaip ta siena. Pertvara, aha. Jo, pertvara, jo. Ir aš tą nosį kažkaip tai sumaliau. Man sako, ta nosis dažnai sumalta, pasinksus yra. Greitai sudaužyta, aš ir dabar toks vaizdas išlindo su nosis Jo, tą padaužta. nosį iškaliau, jo, ir toks nuskilo, žinai, ir Geras. tas jau greunu. Atsuk magę atgal, aš tave sumalsiu į miltus, žinai, supjaustysiu gabalai, žodžiu. Sparnus paplunksna išplėšysiu, sakau, davai, suk magę atgal. Užtenka. Nenori, bet aš kitaip sugalvojau. Aš sakau, prabudinsiu aš dabar tos vyrus ir moteris ir visi dabar žvilgsnį tave atsisuks ir aš sakau, ei, čionai, žiūrėkit, čionai į tą filtrą kažkaip, nutraukiu tą žydrą ir per užuolą. Nu, kaip ir sakau, čia, žiūrėti čia. Ir bombarduoju, aš ten nuo kalno kažkokį monologą varau. Kažkokią kalbą aš ten varau, kažką ten aš jau aiškinu. Čia yra ragana, sakau, čia jis užkeikia. Suku tokia kaip juostas, inkarnacijas, visas suku. Kaip ten tie vyrai vienuoliais tampa, iš tų vienuolių tampa tais kapišoninių, ten tų klanų kažkokiais nariais, suku tokia įdomiai, čia tokia kaip labirinta, tokia rodau čia. Taip, paskui visokios sektos ir taip toliau, kojimai, religijos. Žudimai, ten tie raganų. Raganų medžioklės, taip, tai čia, užsisukė tolka tak. Na, sakau, tą raganą, ką jums pridarys. Valykitės, traukitės tos filtrus. Jie nei tą raganą kažkaip bombarduoja, bet vienas paskui kitą bėga, dabar matau per tą sieną, kaip lipa vienas paskui kitą. Ieškoto savo poros labai pamačiau, kaip jas paskui kitą bėga. Nu, va, kaip fainai. Aha, paskui kaip susirado, į dabar atsisuko į raganą. Tai kažkaip sako, mes nesutinkam, gal mūsų išskirto nesutinkam, kažkaip visi išreiškia tą nesutinkam, tą tavo programą ir taip pakilo į orą kaip dūmas, pradėjo skaidytis tą jos, tą energetiką, tas žeravimas, tas toks mėlynas ir taip kaip smėlio audroj tokio, žinai, kaip išsiskaidė viršui, matau. Kaip būtų nuimta grinai magija tokia, žinai. Oi, tas savo geras. Aha. Nu, tas mūsų pasaulėlis ant magijos pastatytas. Iki dabar varo magija, iki dabar. Dėja. Mačiau, kaip jos tą pasaulinę atsidūrė tam savo tam lauke, iš kur atėjai tokia. Nusipurtė, tokia kažkaip. Pati būtų buvusi įkalinta, žinai. Nu, taip. Nusispjovė kažkaip ir nuvarė kažko ten veikti toliau. Pati priburta, užburta. Sako, aš daugiau ten neįsiu, sako, jinai girdžiu, kai nubėgo. Nes kažkas taip, brys kaip kokį šunį, žinai, brys atgal, taip, ne, aš daugiau nebeįsiu. Nubėgo, tu čia grįžai maždaug, apleidai savo, žinai, teritoriją, nes daugiau neįsiu. Geras, nu ką, visiems padėkojam, dalyviam, fainai. Pagarba tiesiog, vyrai turi gerbti moteris vyrus tiesiog. Jeigu neina kartu eiti, nu tai reikia išsiaiškinti, išsiskirti, gražiuoji, pasidalinti, išsidalinti, supranti. Pamokos viskas išmokom, viso gero ir taip toliau, o tą. Nu kitaip neina. Kažkaip sako, tos kolonijinės, tos rasės visos per tą vietą labai manipuliuoja. Kitas irgi rodo, kažkaip planetas, kitas iškrito, irgi rodo žalojantą, vyrišką, moterišką tą. Ir vienas, sako, irgi iš indikatorių, ten daug yra tų indikatorių, kai kolonijistai atvažiuoja į tą naują erdvę. Taip. Pažiūri, kur vyrai ir moteris labai bendrauja gražiai, tai reiškia labai aukštos vibracijos būna ten tos civilizacijos. Harmonija, aišku, tai yra harmonija. Balansas. Taip.
apsaugos labai stiprios. Ir tada jie kažkaip labai, vos ne vienas, žinok, pirmųjų elementų, kurį, kapoja rodo. Veiktų. Jo, vyriška, ta moteriška energija atskiria. O tai, čia ta jungtis, kuri ir kūrė pasaulis, kaip sakant. Nu, tai. Nu, geras. Jo. Čia Jie sako, dėl to kažkaip mokykis ir sako, dauguma mokykis. tų virusinių rasių iš vis yra hermafroditai arba Taip, neturi lyties. neturi man lyties. rodo. Jie toj vietoj kažkaip neturi tokio kaip ir jautrumo visiškai. Jiem tai atrodo nešlykštu kažkaip tas mūsų vandulas kažkaip bendradarbiauta, netarpusavy. Taip, taip, taip. Nes savo kokio pilkio tai aš prisimenu, nes net nesuvokė to mūsų norų, čia tos aistros kažkokios vyksta, žudynės, čia dėl moters, Trojos karas, ką iš čia kalbu. Taip, taip, taip. Čia jam mislė, kaip mes čia veikiame, kosminės būtybės, sakau, vyriškos ir moteriškos tas pradas, kaip jisai funkcionuoja. Tai ta viena energija. Jie negali to sukurti, jie neturi, tai, kaip tu sakai, jie yra belyčiai dažniausiai. Čia tokia vienodos, tos energijos jo vienodi, tie norai tokie labai robotizuoti, tokie mašininiai. Nu, geras. Fainai, fainai tematika, bet va, matai kaip. Nu, tai ką tada, grįžtam dar prie tų magnetų, kur siaučia, supranti, tuos magnetus dar atpalaiduojam, kur kelia tas audras ir bangas čia jūroje, Sicilijoje, Sardinijoje, Portugalijoje, Ispanijoje, Italijoje ir čia Albanijoje, kur tik tai tos jūros visos, tai va tos visus magnetus dar nuimam 301 tų pilkučių. Ten menulį, sakau, tas magnetas. Deaktyvuojam. Taip, jo, kažkaip, taip, ne tai, kad aktyvuojam, taip kaip nustūmėm toliau ir jaučiu, kad kažkokios technologijos, žinok, labai vystysis, aišku, čia tam vandenė yra. A ne? Įrodys kažkaip, man rodo, kad bus sukurtos kažkokios, aparatai, kur bus normalizuoti visokiam tokiam klimatiniam sąlygom, jo. Oho. Tipo, praminti vandens ten tą siautėjimą rodo kažkokiu, kaip bus sukurtos tokios kaip laukai elektroniniai kažkokie tai. Vis tiek jie, matai, banda įsikišti iš kitų pusę, ne? Ne, aš turiu menį, rodo tas žmonių tą rasę, žinau, kažką. Ai, žmonės kaip sukurta, ne, kad susistabilizuota. Jo. Man sako, kažkokias rasės jau mokėjo taip daryti žemėje, žinau, čia nėra naujiena mums kažkokia. Suvaldydavo tas stichijas, taip. Jo. Rodo, kad Atlantidai jie turėjo, bet Atlantidai pasiėmė iš prieš tai buvusios civilizacijos tą stichijų valdymo, tą magnetinį kažkokius, tai, kaip, nežinau, kažkokie kaip aparatai. Matai. Nu, tai padedam tos dabar aparatus. Kaip įsijungia toks kaip gaubtas, iš to vietoj sunormalizuoja, kaip pasakytų, eina viena vibracija, pasiunčia kitą. Ir kaip gauna, žinai, kaip muzikoje, sako, kaip disonansas būna, nutildo garsą. Tai čia kažkokiu tokiu panašiu principu. Nu, tai ir paprašom dabar Atlantidų, paprašom tų aparatų, statyti ten toj Mediteranijoje, toj Atlantė, kur ten jau ten siaučia dabar tos audros. Tie aparatai, sako, nėra tokie dideli, kad apimtų Atlantą, ten tą visą vandenį, jų turi būti daug prisodinta. Tai ir sodinam daug. Tas, prasme, jis maksimum užim gali, kaip visą Ispaniją tokio dydžio gali padaryti. Liuks. Tai aš ten tose valstybėse, kur čia juos noriu purtyti, griauti, tokius įsodinau visur, matau, krantų. Labai fainai. Amerikoje ten visur prisodinau, visur ten ir pietų, ir šiaurės. O dabar kodėl? Islandijai labai matau, kažkaip sodinau, man sako, Islandija, nepamiršk, Islandija. A ne? Jo, Islandija ten kažkaip labai norėjau purtyti, tai jaučiu, kad didelė drebėjimai, gal kokie, žinau, rodo kažkaip taip tos kalnos. Žemės drebėjimai. O tas sniegas ir tas šaltis ir tas beprotiškas Lietuvoje ir dabar Lietuvoje ir Austrijoje, visur čia tas beprotiškas šaltis, ta žiema, tie pusnynai ir taip toliau, kaip čia dabar jie tiek skelbėsi, kad atšilimas planetinis, o čia dabar žiūrėk pukšti ir kas čia jiems susivartė, kas čia jiems dabar nepavyko 301, kodėl taip šalčiai paspaudė, kas čia prapliupo.
Čia kažkas su ta Antarktida, man žinok, eina traukia į tą Antarktidą, ten kažkas taip pat paleista, kažkoks toksai šaldymo kažkokia tokia režimas padarytas. Tarsi kaip rodo, kaip užšąla ta vieta, ten tos plokštės ten mažiau stumdosi toje vietoje. Ten kažkokia technologija, žinok, rodo. Tarsi kaip suakmenėta vieta ir tos plokštės pravažiuoja pro tą šoną, nestumdo tos Atlantidos, Antarktidos. Jo. Aha. O ko jie tai bijo, kad jos nestumdytų? Jie nenori, kad ten tą bazę jų sugriautų. Identifikuoti ir sugriautų. Pakeistų jie. Jie jos saugo, man rodo, labai seniai tas rodo, kad kaip stumės tos plokštės, ten Antarktida faktiškai lieka nepakitusi. Tas centriukas, rodo. Taip. Tai jie čia vis tiek kažkokius aparatus deda, ne? Kad Jo. frizintų tas Faktiškai plokštės. ten kaip ir saugiausia vieta, gyventi ten rodo prie tos šono, bet ten labai šalta, aišku, tai žinai, yra kita problema. Nu, Bet tai ten kita. tokių mažiau, ten tų tsunamių, matau, ten ramiau viskas vyksta. Mažiau ten tų drebėjimų visokių. Geras, vienu žodžiu viskas aišku. Dirbtinai viskas. Nu, bet gerai, tas visas tas pasakymas ir kaip čia pasakant, tas jų visas cirkas ir žaidimas tų visų politikos žmonių, tų visų organizacijų ir taip toliau pasakymas, kad čia klimato atšilimas. Ir kaip jie dabar į tai reaguoja? Kaip jie dabar atsifutbolins nuo šitokių pasakymų? Kaip gali būti klimato atšilimas? Pažiūrėk, kokios žiemos. Inga, jam nerūpi. Man sako, populiacija turi maksimum atminti 2 metam. Jau visi užmiršo pandemiją. Žinai, kas neužmiršo, tas, kas priešinas. Va. Jie jau nebeprisimena, kad tai buvo. Tai vienas. Kažkokia migla, kitur gyvena. Trūksta žodžių. Supratau, viskas aišku. Atmintis, kas jam rūpi, pasakys dabar, kad visgi šalimas praskrido kometą pro šoną ir viską pakeitė ir visą. Taip, atlasas dar pasimaišė, čia žinai, gerai, kad dar kad Saulė mūsų neuždegino, nes turėjo faktiškai sudeginti ir turėjo čia tas atlasas įskristi važiuoti jau. Bet jau toks briedas eina, kad aš negaliu pagalvoti. Ir briedų maitina, bet ir briedų tiki, supranti. Nu tai čia tas intelektas ir tas prabudimo laipsnis, ir matos išsiskiria. Tai kas tik čia jie net nepergyvena dėl jų, kas netiki jam yra. Nu, kas netiki ir šiaip netiki, tai irgi mažai ką padarys. Nu, bet fainiai. O Trumpo tas pasižaidimas su ta Grenlandija, pasierzinimas ir taip toliau, čia jo kažkokia strategija eina, ne? Čia yra grasinimas elitui. Jis, man rodo, karalaičiam. Jo, tiem visiems, tiem visokiam Davosam ten. Taip. Jis kažką ten su jais derisi ir sako, jūs liesit tą, aš jūsų liesiu tą. Ir ta Grenlandija kažkaip labai svarbi ta vieta. Ten daug yra bunkerių, sako, tų elitinių. Va. Ten yra jie įsikūrę savo, kaip pasakyti, pabėgimo kažkokį ten bunkerį. Nes ten neišsivystyti, tai vadinasi yra tokių vietų, kur tenai niekas nieko nežino. Sako, ne viešai, bet jam, aš paviešinsiu visus tos bunkerius, paimsiu tą vietą ir viską išknysiu ir visai publikai paviešinsiu, jeigu jūs man neleisit daryti kažką. Ir man rodo, kažkur rodo, žinok, tą Izraelį, ten tą dabar tą tašką. Nori padaryti su tą Gazą. Toj vietoj. Nori padaryti Iranas, o čia toj vietoj, jisai čia ten derisi, nori kažką padaryti, kaip jam reikia. Ir jeigu jūs man neleisit, aš tą padarysiu. Ir jie čia pyksta, puškoja, žodžiu, jie žino, kad ten negerai. Čia kažkoks cirkų cirkelis, ne? Nu tai dabar Gazai pasakė, kas nori prisidėti ir sukurti tą pystą, žinai, kampelį Gazą, padarysim, atstatysim, čia bus pats ramiausias pasaulio kraštelis. Šis nori, toj vietoj, kai tu sakai tą Gazą, ten tos visos valstybės, kur prilipė, ten ir Egiptas, man rodo, jis nori, kad ten būtų klestėjimas, man rodo, toj vietoj.
Taip, Jis taip. visiškai nesuinteresuotas, kad ten būtų skurdžiai. Nes sako, skurdus yra ekonominės problemos, Taip. karas, žodžiu, pabėgėliai, Mhm. mums šito sako manipuliacinio to O ten aparato, jisai tos nori, kad vergų klestėtų. klasės, šitos žemo lygio man yra problema, sako, čia yra vėžys žemės, jis man sako. Taip, taip. Aš noriu, Taip. sako, kad visi būtų turtingi. Ar tau aišku, sako? Wow. Labai aišku. Labai Nes sako, aišku. babkės gamina kitas babkės. Taip, taip, taip. Jis nori Labai technologinio progreso, sako, aš noriu, kad čia, rodo kažkokius net dangoraižius, aš noriu, kad ten vos net dangoraižiai ten iškiltų tuose vos ne, žinai, kur ten viskas, beduinai vaikšto, man rodo kažkokius dangoraižius, nori, kad ten nu tai Dubajų pastatė, ką šito nepastatys Gazai, pastatys, jo, man kažkaip, nusipjaus, laikas, sako, jie milijardus davai, neškit visi kebra milijardus ir visi neša. Ant lėkštutės, ant padėkliuko, tai. Sako, ten gyvena labai gabūs žmonės toje zonoje, kur ten suspausti gabūs inžinieriai, man jis sako, labai protai, žinok, pas juos yra super, žinok, super galios pas žmonės. Dėl to jos neleidžia reikštis. Sako, mes pažįstam labai daug mokslininkų, ten iš tų visokių Iranų, sako, ten jie nuostabaus, turi įdomių idėjų, sako, mes norim kolaboruoti su jais. Va. Skraidantis kažkokie aparatai, man ten sako, kažką jis ten man rodo, žinok. Vos neskraidančios lėkštės žemė, žinok, kažką rodo, jis man ten kažkokios technologijos vystomos. Prašom. Va tai. Vat ir supras, kaip pasaulis kurytas ir kas yra tiesa, kas melas, ar ne? Ir vat čia priklausys taip, kaip mes iš kokio kampo pažiūrėsime. Mes, sako, draugai, mes ten senai draugai, sako, su jais. Mes norim jau seniai tą planą, sako, ruošiam. O tai kas to plano neleidžia, tai vadinasi tas deep state'as, ne? Jo. Čia tie juodeliai tie. Juodvarniai. Jie tie, kur laiko, jie vergais, man sako. Čia nuo Egipto, žinau, palikuonis tie elitiniai, sako, jie čia tas vergų tarasę laiko toliau. Eik, tas savo čia. Jo, tas visas kampas, čia kur gėdė sfinksai gimė, o čia toj vietoj, žinok, ir vat yra. Vienu žodžiu. Nu, karoči. Paskutinis, žodžiu, centriukas, žinai, jau puola, kaip čia tau pasakyti. Patį. Nu ką, labai įdomu vienu žodžiu, ką. Dar vieną tik klausimą tokį užduosiu, mergaitėm buvo uždavus, bet jau nemažai praėjom irgi. Tas vienu žodžiu Švabelio planas nelabai pasitvirtina, ta kontrolė, ta pinigų įvedimas tų elektroninių, kažkaip jiem, vat nepaeina niekas pagal jų tą planelę, ne? Švabelių ir tų visų Nu, jie labai stengiasi, man sako, labai stengiasi. Ir jie darys toliau tą planą. Bet aišku, tos, kaip sakai, to pritarimo energetinio vis mažiau ir mažiau, iš tai tas planas ir vyra, ir energetiškai, ir fiziškai. Labai gerai. Taip. Bet kažką bandysi, žinokit, čia nepasiduos. Man atrodo, dabar parodė toje vietoje, kur čia jie planuoja tipo tos visus potvinius, o būtent rodo ten tą pietinę tą visą Europą, ten tą šoną visą, ten to Atlanto, žinai, ten tos iškrito tie cifravizacija vadinama, ten tie kažkokie kodai, matau, iškrito, ten tipo, jau būtų pagalba įkišų savo, ekonominę, žinai, tokiu būdu, žinai, elektroninį kažkokie pinigai, man ten atrodo tą įkištą monetą. Pašelpti nukentėjusius atseit, ne? Jo, kažkokių pašalpų pagalba, man rodo, jo. Niekas blokuojam, išmetam tą ir visą šitą. Jam palanku labai, kad ekonomika žlunga ir jam, kaip pasakyti, ta Europa jam toks, kaip, žinai, Eurazija, gal sakykim. Paskutinis baluardas, žinai, kur dar jie gali kažkaip tą savo tvirtovę, tą civilizaciją savo kažkokią susikurt, bet tas jo teritorija vis siaurėja, žodžiu, vis ten atkerta tos teritorijos vis daugiau. Liūdnai čia atrodo, taip. Nieko gudro.
Nelabai jiem čia pavyks pagal jų tą planą, kaip jie čia susigalvoja 30, žinai, 2030 ir nelabai čia jiem čia išeina. Nu nieko. Lenkaigi pasakė konkrečiai, sako, mes nesiruošiam atsisakyti nuo popierinių pinigų, taip kad nekiškit ir čia yra mūsų visos teisės. Bent jau šitie dabar biški spurda už save pastovi. Nu, vat reikia pastovėti, nu kitaip nebus. Taip. Taip, turi atsiras vis tiek lyderiai, tie, kurie išviesa, žinai, nu labai fainai. Čia tokia, kaip pasakyti, sveika vyriška energija, aš pajutau iš Lenkų tokį vaibelį, žinai, va čia yra sveika vyriška energija, va tas pastovėjimas. Liuks, šaunuoliai, liuks. Aš kažkaip, va taip, iškai pravariau per kitas valstybės, tokį kaip nukopijavau tą energetiką, taip kaip užleidom Lietuvos. Labai gerai, labai gerai. Nu ten tai. Ką tenai jo ruošiasi, ką ten medžius išpjaut poligonus pradėti statyti, ką tenai duok biški per galvą su kuo, ką jiem tenai visom tam nesąmonių pasauliui. Tokį volelį paėmė, žinai, kaip sienom dažytai nuo Lenkijos, tokį tai ir ruloną taip išvyniojo visą pusę, perdažiau Europą. Liuks. Nu ką, labai šauniai paskraidėme, Edita, dėkuoju. Žinai, kad ten, kas yra, kad tas neišreikštas, tas ne, pas mus labai stipriai nugesintas, tas, žinai. Mes tokia, kaip pasakyti, rasė, sako, labai darbšti, darbininkiška tokia, žinai, bet tas ne, pas mus yra problematiškas, jisai ne. Už save pastovėjimas, supranti, tas, vat. Tas, supranti, minder vartas, tas toks, tai kaip pasakyti, mes atsit mažiukai, mes maža valstybė ir mes už save negalim pastovėti pats. Čia tas sindromas yra, žinai, didelis. Aha, taip, aukos ir vergo labai sindromas. Ne, taip, nenorim, nereikia čia mūsų. Nereikia būdinti meškų ir visokių nesąmonių čia siundyti. Poligonai, tas NATO, tas iš viso NATO, tai dabar jie su ta Grenlandija, kaip ten porą kareivėlių nusintė 3 ten tokius, 4 tokius, 5 tokius, nu kažkoks pasijokimas, nu tai Trumpas išvengia iš jų čia visų. Nu kažkokias pajokos objektai. Tai čia pinigų plovimas, tai ką čia šis kalba? Bet gal subirėsiu pagaliau tas NATO. Kad išplauti pinigus, supranti, čia viskas eina. Viršūnė. Nu tai dėl to viskas ir griūna, dėl to viskas ir nebėra stabilu. Nu ką, labai fainai. Nu ką, meluoju, tada viskas, priskraidėm, prižiūrėjom labai daug reikaliukų čia. Labai fainai, dėkuoju už tavo energiją, bus tikrai įdomu. Ai, tiesa, žinai, dar prie to pačio, jeigu turi biški, žinai, kaip sakant, dar jeigu turi biški to įkvėpimo, kaip čia tie arklio metus, užkuriam, paleidžiam tą arkliuką iš tos gyvatės, nes įėjusi hipnozė tau gyvatė tą kabėjo ant tavęs, o dabar kur tas tavo arkliukas dabar, 3-1, dar tą norėjau kažkaip tai praeiti. Kur tas arkliuks? Nu, tas arkliukas taip įdomiai, kaip per Lietuvos tą lauką jungiasi. Tai pamačiau tą, žinai, mūsų simbolį Lietuvos arklys su to kariūnu, žinai, tipo trepsi kojam laukia manęs, tipo ateika. Arklys šalia antras stovi, tipo lipko ir josim, tipo į karą, bet biški pasakyti ne, kur reikia. Liuks. Arklys, žinau, kaprizai, arklys spardosi. Nu taip, čia viskas gerai negali būti. Arklys užšoko ir čia nesu. Arklys ir migracija, man sako, labai stipriai išreikšta bus migruoti. Žmonės norės per arklio metus keliauti, migruoti, judėti. Taip, judesio bus čia, ne? Ką veikti? Arklys nepasitikė belekuo, rodo kažkaip ieškos kažkokių kompanionų, kad galėtum pasitikėti kažkaip tai, bendradarbiauti. Arklys nepakenčia gyvatės, sako, dėl to čia tokia yra didelė priešprieša. Gyvatė labai pyksta, kai arklio metai ateina. Jinai jam kanda, sako, į kojas, jis labai spardos, jis pradžiai metų labai spardos. Tokia labai aktyvę jaučiu, Marso net energiją, žinok, jaučiu. Kiekvieną kartą arklys atėjęs, kaip tas, žinai, kaip tas simbolis, kur tas Jurgis nudobė drakoną, tai žinok, arklys taip užspardo gyvatę, man rodo.
užspardo tą dalį jos seną, jinai taip kaip išsineria iš tos odos ir įvaro tada strimgalviais į savo erdvę jau nuoga. Auginti skūrą. Bet prieš tai jinai kaunasi, jinai nenori, jinai kaip užeitų ir norėtų dar vienus metus pasilikti, taip rodo. Nu kurgi, ne. Aha, užtenka jau šito šliaužimų jų čia. Šitų. Nu labai fainai. Nu nieko, reikės rodo ir žmonių, kiekvienas žmogus su savo gyvate tą turės susidoroti, išspirti ją iš savo namų rodo ir tada ateina arklys. Bet jisai toks kaip trepsi, žinai, tu prie jo turi prieiti ir užšok pats. Jis laukia, trepsi, tom kalnovom kaukščiui jaučiu, tipo kviečia, bet kada pasiruošęs, pasakysi tu. Aš pasiruošęs ateinu, nudaužiau tą savo gyvatę, ištraukiu, išžužanties ir viskas keliauja. Nu, labai fainai. Nu, judesys, man visą laiką patinka judesys vis dėlto. Arklys keliauja tiesiai į centriuką, man rodo, jis nebijo iššūkių, kažkaip keliauja tiesiai į centriuką, nesislepia kaip gyvatė miške, kažkur matau miškuose, arklys jos į laukus matau, jau lys iš miško. Labai fainai. Jos į centrą kažkur, jos ieškot, kur problema, kažkaip bus daug problemų kelimo į viršų, visokių ten senų dokumentų, visokių ten užslaptimų, ten iškelimai. Viskas, kas slapta, bus viešinama, man rodo, labai daug paslapčių išviešins, arklys nepakenčia slaptumo. Nu, labai fainai. Nepakenčia to tokio, žinai, tokio gnydiškumo, kaip čia pasakyti, tokio falšyvumo, žinai. Iškart kapoja galvas, matau. Kapoja galvas, kanopom tik trepsi. Kanda, arklys net kanda, žinau, gali. Nu, tai pavojinga. Tai tikras arklys, iš tikrųjų, kai morką duodi, tai reikia ant delno, žinau, padėti. Jo ten dantis taip, kad, žinai, tolka tak. Tai kas gali? Rodo, jo, kad kanda, žinok, jeigu kaunas, kažkoks užpuolikas užpuola, kažkoks žvėris, tai jisai kanda dantim net matau. Taip, jis gali, kas gerai. Atrodo, žolėdis. Panašus į žmogaus, kažkaip, kaip pamačiau, kažkaip tai buvo įdomiai. Kaip su kanda gali mėsą išplėšti. Rodo burną žmogaus, iš vis kažkaip svarbi bus burna šiais metais, žmogaus dantų higiena, sako, kažkaip dantų labai reiks rūpintis. Dantų sveikata, valgys rodo, obuolys kažkaip rodo valgys, atsveikas mityba labai rodo ir kalbėjimas, kalbėti, žiekti, ten žinai kaip arklys. Liuks. Žiekti arklys. Burna, kojos, sportas, kelieniai, saugot kelienius, nesusižalot. Nu šauniai, labai fainai. Nu ką, fainai dar ir arklį apžvalgą padarai. Nu ką, puikiai sireniukė tada, nuostabiai.